40 ar prieš 50 metų rimtai susimąsčiau, ko aš atėjau į gyvenimą. Ir nutariau po ilgų svarstymų pereiti viską, kas priklauso žmogui. Šiandien kaip niekad ieškome žmogaus idealo, žmogaus asmenybės, paskui kurią pasiruošė visi nueiti, pasirengę ją patikėti. Gal todėl užtenka nors trumpam sutikti Šiaulių pedagoginio instituto docentą matematiką Mindaugą Stakvilevičių, kad pajustum, koks didelis turtas yra žmogaus protas ir besišypsančios akys. Pats mokslininkas nesiveržia būti nei gudriausių, nei geriausių, tik jo šypsena išduoda. Laimingas žmogus, suradęs save, padedantis kitiems, ne tik atrasti naujas skaičių ribas, bet svarbiausia ir save. Skaičiai ir šypsena, šypsena ir skaičiai. Turbūt jie subrandino nuostabią jo proto logiką, darbų ir žodžių vienybę, sugebėjimą siekti užsibrėžto tikslo. Alberto Einšteino reliatyvumo teoriją kažkada suprato tik 3 mokslininkai pasaulyje. Mindaugo Stakvilevičiaus disertacijos tema – reliatyvumo teorijos lygčių dalelių pobūdžio sprendimai. Būsimiesiems fizikos mokytojams docentas dėsto matematinę fiziką, teorinę mechaniką ir kitas teorinės fizikos disciplinas. Studentų ir dėstytojo darbas paskaitose – tikra bendradarbiavimo pedagogika. Visi turi teisę į darbo procesą, kuris dažniausiai vainikuojamas sėkme ir džiaugsmu. Mindaugas Stakvilevičius tikimybių teorijos pagrindų yra sukūręs įvairių matematinių modelių, taikomų ruošiant sportinių varžybų tvarkaraščius, organizuojant žaliąją gatvę įvairaus tipo miestuose. Yra sugalvojęs spausdinimo mašinėlę iš 3 spausdinimo elementų, deja šis unikalus sumanymas dar nerealizuotas. Kartu su bendradarbiais padeda miesto įmonėms spręsti teorinės ir techninės problemas gamyboje. Gerbiamo Stakvilevičiaus asmenybė gražiai įsirašė į tautos atgimimo istoriją. TSKP 19 partinės konferencijos nutarimai tapo jo visuomeninės veiklos programa. Atsakomybė už persitvarkymą jį atvedė į Sąjūdžio Seimo narius. Nuosekli komunistinių idealų samprata laidavo jo išrinkimą į miesto partijos komiteto biuro narius. Šiaulių pedagoginio instituto partinis biuras, kuriam vadovauja dėstytojas, pasidarė naujų svarstymų, idėjų vieta, o institutas, pirmasis iš Respublikos aukštųjų mokyklų, ėmė gyventi pagal savo statutą, įteisinantį tarsi mažos autonomijos garantiją. Būdamas aukštos kultūros, įpratęs gyventi pagal didžiausius reikalavimus savo, Mindaugas Stakvilevičius labai teisingai suprato šalies ir Respublikos demokratizavimo problemas. Tapo dar reiklesnių savo, ėmėsi konkrečios veiklos pirmiausia savo darbovietėje. Buvę studentai visą gyvenimą didžiuojasi, turėję savo mokytoją Stakvilevičių. Miesto pedagogai, subruzdę spręsti švietimo problemų, turbūt neatsitiktinai pirmadieniais renkasi instituto didžiąją auditoriją, kur visada jų įdėmiai išklausoma. Gerbiamas docentas turi ir šią dovaną mokėti išklausyti, o diskusijos gimdo tiesą,
ugdo žmogaus orumą, norą atsitiesti. Mokslininko savaitės darbai kaip skaičiai, žino savo vietas, todėl jie nevargina, gal tik raukšlele, gal tik sidabro gija atsispindi jo vyriškame veide. O kūno mankšta prasideda iš ryto, kai iš pietinio miesto rajono guvę eisena jį žingsniuoja į darbą. Mindaugas Takvilevičius turi ir savo žemę, kuri maitina jo dvasią, teikia stiprybės. Taigi savaitgaliai prabėga ten, kur Dubysos atkrančiai žali. Gal dėl to fizikui taip artima lyrika, o ypač Maironio. Ir šitai žemei jis neskolingas. Šeštadieniais Padubysio vidurinėje mokykloje gerbiamas mokslininkas eilinis kaimo mokytojas, tik jo dėstoma disciplina neeilinė, informatikos pagrindai. Kas žino, gal būtent iš jo kaimo mokinių jau auga nauji Einšteinai. Kaip šitą Dubysą, mano gyvenimas ir visų mūsų gyvenimas bėga, nubėgo savo kažkur tai vandenys, anie ateina kiti. O ką aš galiu pasakyti, kaip gyvenau ir kaip gyvenu? Gerai. Gerai, todėl, kad aš su jumis žmonės, kada eini, palieka kiek tai laiko pėdsakas, o mūsų bendravimo pėdsakas lieka ir manyje, ir jumyse. Ir va dėl to aš jaučiuosi laimingas.